Labas rytas. Šiandien nusprendžiau padaryti video su balsu. Nežinau, kiek čia gausis, nes pas mane už lango vyksta statybas, tai uždėsiu šiek tiek paskui fonės muzikos, jeigu leis redaktorius sujungti. Tai va, mano akvariumas laukia restarto. Atrodo šiek tiek keistai, kai paėmimo antgalis perėjo į dešinę pusę, kai nebėra šildytuvo. Kai valisnerija auga gale ir jinai sutraukia visus paviršinius augalus ir gaunas toks chaosas, tai iškart matau, kad po restarto jinai keliaus link fleitos. Lotosą turbūt reikės patraukti šiek tiek kairiau. Kairinis hinodoras taip ir liks to vietoje, ten labai gerai, žuvims labai patinka ten sėdėti, o dešinys hinodoras keliau šiek tiek dešiniau ir link antro plano, nes jisai pas mane remiasi į stiklą. Kas čia dar? Vanduo filtruojasi gerai, galvoju netgi po restarto praėjus kažkuriam laikui, jeigu viskas bus gerai, išimti tą vidinį filtrą, nes, kaip matau, judesio užtenka, bet dar galvosiu, nes vasarą vis tiek temperatūra kyla, tai papildomi oro burbuliukai su papildomu deguoniu tikrai nepakenks. Čia fone girdisi pas mane išprotėjęs katinas, kuris laksto per sienas. Bet apsimesim, kad jos nėra, gerai, kad dar ant stalo neužšoka. Kur dabar laikiklis yra uždėtas, nes kad nereikėtų telefoną laikyti rankose, rankos dreba, telefonas dreba. Toks šiek tiek bus video nepriartinant, nepritolinant, stabilus režimas, kad šiek tiek kitaip. Tai va. Kas pas mane iš gyventojų naujo? Iš gyventojų naujo nieko nėra. Vienas mikro geopagus altispinosa kažką pasigavo žiemą, kaip visada. Aš jau nieko ten nedarau, nes tiesiog tokį variantą esu mačius prieš porą metų. Kitam mikro geopagui, tai ten nieko jam, kaip sakoma, pagelbėti nepavyko, tiesiog jisai krito. Tai tiesiog dabar šitam palikau dagyventi, kiek jam reikia ir viskas. O kitos žuvės viskas gerai, kelios danės gal bando ten vandenligę kabintis, bet čia jau taip yra buvę pas mane su jom, tai kažkaip nesureikšminu. Skaliarai atsigavo. Šitas, kur dabar priekiniam plane į priekį išplaukęs, turėjo nuolat priekyje tokius baltus dalykus, ten kažkas ten darėsi, nežinau, kažkas kabinosi, bet dabar žiūriu virš kaktos, kur buvo skylutė su baltų dalykų, grybelis, duobutė, nežinau kas ten visiškai užsitraukė, net liko randelis, o priekies irgi viskas tvarkosi. Net matau ant uodegos viršutinis tas toksai kaip siūlelis, nes siūlelis pradeda tauginėti, nes pas jį ilgą laiką nebuvo. Tai, manau, gerai. Išsikapstys, kaip sakoma, blogyn neina, tas svarbiausia. Visos kitos žuvis laikosi irgi gerai, bet sakau, karksėt bijau, nes žiema toks metas, kad pas mane žiemą būna pakitimų ir žiemą būna visokiausių kitų dalykų. Su šildytuvu vėl naujovė. Pas manęs laiką būdavo 26,5 akvariume, nors nustatydavau 25. Vakar įdėjau į Oaze šildytuvą, nustačiau 25, tai rodė ryte 24,2. Tai pakėliau temperatūrą iki 26. Tai dabar matau 24,3. Bet aš čia pakėliau prieš 10 minučių. Tai va, reiškia temperatūrą turbūt tvarkysim stabilę. Kas čia dar pas mus įdomaus? O įdomaus turbūt nieko, kaip ten sakoma, jeigu akvariume nieks nekrenta, nieks neserga, viskas kaip ir auga, tai reiškia viskas ok. Matau vieną skirtumą esminį, kad įstačius Oaze filtrą pas mane ryškiai ant augalų sumažėjo tokių... Jo, čia mano katė taip kniaukia. Nežinau, ar pavyks su muzika ją nuimti, bet tik to. Ant augalų buvo tokių kaip dumblių, ten nežinau, kaip jie vadinasi, ten barzdos, ne barzdos, ten kažkokie siūliniai dalykai, dariniai.
Tai vat jie pradėjo mažėti, žiūriu, jau ir lotosio lapai švarūs, neapkaugę. Ten gale pas mane Anubis irgi jau švarėja, nes kažkaip situacija buvo liūdnoka, tai jau galvojau, kad nežinau, ką čia daryti, pas mane čia viskas organikos belikiek, aš jau čia su šlanga ir kibirais valiau, bet vis tiek niekas nepadėjo. Čia vieną filtrą pakeičiau ir viskas susitvarkė per 2 savaitės. O paskui žiūrėsim. Tai va. Šiaip džiaugiuosi, vaizdas geresnis. Šiandien pradėjau vėl tręšti su skystom Vimy mikrotrašom, nes pas mane mažam akvariume 35 litrų augalai tiesiog sustojo. Taip smaugimas sustojo. Ir čia irgi šiek tiek norėtųsi valysnėrį, matau trašų, nes kai kurius tokius geltonus galiukus nugnybiau. Tai nepaisant, kad ten yra grunte tos kapsulės echinodoram ir lotusui, dar šiek tiek įdėjau, kaip sakoma, į vandenį skysto pavidalo trašų. Tai reikės jau pilsit kasdieną, tai šiandien dar beliko išplauti, pakeisti vandenį, išplauti filtrus 20 litrų akvariume ir 25 litrų akvariume. Ten dar reikės sraigės prarinkti, kaip sakoma, ramshornai arba rūžavos sraigės, kaip čia užkrito pavadinimas, trimitininkai. Tai keliaus čia į didelį akvariumą kaip maistas, nes čia matosi šiek tiek išlukštentų yra, tai aš jas auginu ten specialiai maisto daugiau dedu, kad jos daugintųsi ir tada į perteklių dedu čia, nes čia pas man yra botijos, kurias mėgsta, dar tas dykumų gobis yra, kuris irgi jas valgo, tai va ties keliu čia. O fizas, kurias vis dar dauginu 35 litruose specialiai, tai jas vakar pribėriau į 20 litrų akvariumą, kur gyvena šitie puferiai. Ir palikau, kaip sakoma, kad valgytų, nes tuščius namukus išimu, tai reiškia, jas kažkas vartoja. Nu, tikrai, kad ne pigmėjai ir tikrai, kad ne krevetės, tai reiškia, jie vartoja, tai viskas okei. Nes nenoriu kasdieną maitinti šaldytų maistų, nes ten yra, kaip sakoma, mikroelementai pastoja tas pas per tą patį. Tai nemanau, kad jam būtų naudinga valgyti tik tai šaldytas uodo trūkelio lervas. Tai tiek. Su puferiais. O kas dar? Su nerimu ir tinguliu laukiu restarto, nes žiūriu į augalus, kiek čia visko daug, kiek čia viską traukti, kibirą dėti, akmenis traukti, žuvis gaudyti. Oi, kibirų daug, vandens reikalų daug, paskui viską atgal, viską susodinti taip, kaip turi būti, sudėlioti. Vėl žuvis įkelti, vėl stebėti tą visą paleidimą, sistemą, nu žodžiu. Kaip ir fainai, kaip ir tingisi, kaip ir būtina bus, bet kaip ir nelauki. Tai viskas sename. Tai va. Šiaip gerai, gražu. Žiūri akvariumą, džiaugiesi, viskas, va, žuvis plaukė. Paviršiai aukšti pilvais nesilaiko, ten oro įkvėpinėti nelenda. Va visą savo sistemą, ciklidai čia tokie gangsteriai mini, nes mačiau šarkai kėlė Pietų Afrikos mini ciklidus. Ten tokie įdomus, labai reti, ten patelės su mėlynom uodegom, patinėlė su geltonom krūtinėm. Bet su šitais miksuoti nesinori, tai aš dabar ir taip nepirkčiau iki restarto žuvų, kad nebūtų papildomų stresų ir panašiai. Tai kai tas sergantis skris, jie liks keturiese, o paskui žiūrėsim. Šiaip faini žuviukai, taikus, visakyta, bet jie tarpusai, kaip sakoma, aiškinasi gyvenimo, kaip sakoma, reikalus, kur ten kas gali plaukti, kur kas negali plaukti. Va tas, va, matot, kur yra prie dešinėje pusė, prie filtro kempininio, tai ten tas pas mane šiek tiek sergantis. Bet nieko nedarysiu, nes ten, kaip sakoma, be reikalo vaistus kišti, be reikalo žuvį traumuoti ir vis tiek niekas nepasikeis. Nes pas mane dažniausiai taip, jeigu jau išlenda fiziniai pakitimai, žaizda, kažkokie tai dariniai, tokio pobūdžio kaip pas jį, tai jau viskas. Va vienintelė išimtis iš taisyklės tai yra mano skaliaras, kuris stebuklingai užsigydė visas išlindusias žaizdas, kurios buvo tikrai baisios ir tikrai siaubingos ir jisai pats savaime be jokių vaistų tiesiog pakeiti vandenį, atšviežinį,
pravalai kažką, tai ir jisai pats išsigydo. Čia vienintelė žuvis per visą mano laikymo laikotarpį, kuris sugeba save gydyti, reiškia imunitetą kaip ir turi, bet polinkį lygom taip pat turi. Kitas skaliaras tai šis nekart neturėjo nieko blogo, tai viskas ramu. Kas čia dar? Triušius buvo sumažėjimas stiprus, irgi nežinau, kas įteikė, bet tiesiog kas savaitę ištraukdavau 4-5 tuščius namelius, dabar kaip ir nebėra to. Tai irgi nežinau, kas tai įtakojo, organika, filtracija, kažkokia tai zaraza, akvariume ar dar kažkas tai. Čia va įpyliau kaip tik šitos vakare Denerlė tos snail sticksus. Tai va čia dėl to visos ir susirinkusios, ten į priekį matosi ir likutis, tai ten jau jos vartoja jos. O šiaip daugintis tilomelanis, kaip matau, yra pamažėjo, mažiukų namelių nebėra, tai aš to ir siekiu, nes šiek tiek jau vargina visur šitie mažyliai besilančytis, bet manau, kad aš tiesiog jų dar nematau, po restarto prarankiusiu, kaip sakoma. Koks dar pasikeitimas akvariume, ko nebuvo anksčiau? Smarkiai sumažėjo melanijų lendančių iš grunto. Reiškia, viskas yra ore. Nes anksčiau būdavo paėmė šaką kokią nors, tai būdavo plipę, paėmė slėptuvę, būna plipę, paėmė belekokį, kažkokį tai dekoraciją ir ten būna visur tų rudų melanijų. Dabar jų nebėra, bet kai gruntą judinį jos išlenda, kartais būna, matau, kai valau stiklą ir patraukia gruntą, tai ten išlenda šiek tiek. Tai reiškia, visos grunte yra, tai reiškia viskas gerai. Tai va, tokie reikalai. O šiaip iš šitų, kur leidau koridorus, nanus, neskaičiavau jų, kaip sakoma, buvo 10, nežinau, nes jie ne visą laiką būrelių laikosi, bet kaip ir kritusių nemačiau žuvyčių. Tai manau, gal viskas bus gerai su jom. Kol kas lazeriukai irgi įleisti, irgi laikosi puikiai. Va pas mane priekį matosi dešiniai pusiai Adolfas ir Similis. Ir šitas ten dar plaukia lazeriukas vienas. Tai va. Čia priekiniam plane plaukia aspidoras, kairiam dar yra vienas aspidoras, tai va jie likę tik tai dviese. Čia, kaip sakoma, atsilaikė po lygų. 2. Tai va, tokia turi būti būrinė žuvis, bet va, kaip sakoma, paskutinį išbūrė. Tai 2 aspidorai, vienas Adolfas, vienas Similis. Lazerius tai tiesiog 2 pirkau, nes tiek buvo. O šita pilnas būrys yra tik tai koridoras nanos, tai yra 10 vienetų. Kažkaip galvoju, kad ir tas Adolfas kris su tuos Similis, nes ten jų visi šaikos krito ligos metu, bet kažkaip šitie atsilaikė, tai atsilaikė. O vėl pėdė 2 būrius, tai kažkaip nematau tikslo. Tiesiog jie kartais arba vienas paskui kitą plaukia, arba laikosi vis tiek krūvoj. Ir kažkaip nematau poreikio pildyti, labiau, kad ir amžius skirsis ir neaišku, kiek jie dar gyvens ir paskui pildyti būrį dėl žuvies, kuri galbūt gyvens pusmetį, tai nematau prasmės. Tai va. Iš gobių, kaip sakoma, kur buvo kažkada įleisti Semonis Stipodon, yra vienas patinėlis, viena patelė, jie iki šiol laikosi nuo neatmenamų laikų. Stipodon ornatus taip pat yra laikosi nuo neatmenamų laikų. Mano našlys ciklidas kairiuklinukas taip pat laikosi, kaip sakoma, žmonelė krito per didžiąją epidemiją 21 metais, o jisai nuo to laiko sėdi, savo vargo nemato. Nežinau, kokiam save žuvim laiko, bet jisai šiek tiek atsigavo, kai atsirado šitie mano mikrogeopagos altispinosas, šitie taikieji ciklidai. Kaip taikieji? Pas mane šitas ciklidas kartais būna lenda prie skaliaro, bet tada, kada skaliaras eina prie dugno ieškoti maisto, tai ciklidas, kaip sakoma, duoda jam pilos. Prie kitų žuvų nelenda. Nebent jeigu ta žuvis įlenda į įsivaizduojamą jų teritoriją,
Bet kadangi lizdų nesuka, nežinau, čia turbūt visi patinai ir kažkaip nemato poreikio kažko per dauginti, tai didelio pavojaus ir didelio agresijos nematau. Kas čia dar? Danių kiek yra čia, neįsivaizduoju. Vat sakau, paaiškės turbūt, kai gaudysiu juos prieš restartą. Net neįsivaizduoju, aš čia kažkada bandžiau skaičiuoti, bet žiūriu, ten dar kelios yra vienoje pusėje, kelios kitoje pusėje, kelios tada kažkur tarp augalų landžio, galvoju, be reikalo tik sugaišiu laiką. O kadangi jas pirkau po keletą ir dabar nebecinu, kiek tai buvo ir niekur nesižymėjau, tai va taip ir nežinau. Botios sidhimunki vienintelės žuvis, kurios per visas lygų bangas išliko visos. Jos buvo 5 nupirktos 21 metais ir jos iki šiol yra 5, kaip sakoma, niekas jų neima, puikiai gyvena. Belenkai pats parius, galiu sakyti drąsiai, nes pas mane čia buvo tokie žiaurūs dalykai, kad čia žuvis krito ir kulilaučiai krito, visi krito, vat kulilaučias vienas iki šiol liko. Tai jisai čia pas mane vienas ir kaip gyvačiokas kartais išlenda, kartais į vandenį, kartais čia nuo akmenų kairį pusė trinasi. Tokie pas mane, kaip sakoma, kaip aš sakau, likučiai. Kaip ir žuvų daug, bet iš principo yra likučiai. Nes buvo būriai, bet tada jų buvo daug. O kai buvo liga, jų sumažėjo, tai vat jų taip ir liko sumažėjimai. Vat vienintelis būrys, kur tiesiog atrodo duoda tą didelį kiekį, tai yra būtent Danijos. Nes jeigu Danijos nuėmus, tai vat iš principo tų žuvų ant dugno jų nėra tiek daug, kiek atrodo, nes tiesiog jų buvo daug, buvo ir Adolfo būrys, buvo ir koridorų 6 lazerių, buvo ir simirių, nežinau, gal 8, buvo ir šitų visokiausių sevelių, 8 gal, o dabar pas mane liko gastramizonas, tas Blue Zebra, 3, Sevelijos, liniolatos, net nežinau, gal 3, Spotted yra viena, tikrai atsimenu. Ir va tokia situacija su žuvim, kaip sakoma. Oho, 17 minučių, kas čia manęs klausys, niekas neklausys. Kas komentaruose pasakys apie kad klausys, tai tada žinosiu, kad klausė. Tai va. Bet kažkaip tai buvo mintis šitą akvariumą šis nuleist. Žuvis perleis kažkam ir pasilikti tik prie mažųjų akvariumų, bet paskui kažkaip tai ligos baigėsi, augalai pradėjo augt, žuvis pradėjo gyvent, kaip aš sakau, be ligų ir ta motyvacija jas laikyti grįžo, nes vis tiek jokiam mažam akvariume tu neturėsi tiek šurmulio, kiek didesniam. Mažam akvariume tu negalėsi laikyti tokiom žuvim, tokių žuvų, kuriam reikia bent jau metro ilgio. Ir mažam akvariume tu nematysi, tai kaip plačiaekranis televizorius, lygiai tas pats kaip koks nešiojamas kompiuteris mažiukas ir plačiaekranis televizorius. Tai čia jau toks vaizdas, kad jau didžiam akvariume, kai sakoma, nepriliks joks nano akvariumas, bet kad ir kaip šnekėtų žmonės, kad kuo didesnis, to mažiau vargo, man dėja yra atvirkščiai, kad šitas vienintelis akvariumas, su kuriuo aš turiu bėdų nuo pradžių, tai man augalai neauga, tai man temperatūras netinka, tai man žuvis krenta, tai filtracija netokia, tai dumbliai kažkokie tai lenda, tai straigės populiacija pakilo. Ta prasme, jeigu kas negerai, tai viskas didžiajam. Dabar vienintelis dalykas, kas yra su dumbliais naujovė, tai 35 litrų akvariume, bet tiesiog gal dėl to, kad aš ten belenkiek daug pridėjau šitų į gruntą tablečių, kapsulių. Ir jos turbūt pradėjo tirpti ir man tiesiog gaunasi trąšų perteklius. Tai netrešiau 2 savaitės daugiau augalų. Ir žiūriu, ten tas visas dumblynas šiek tiek apstojo, nes jau buvo, ta prasme, ten jau vaizdas buvo liūdnas. Kaip ir gerai, kaip ir viskas auga,
Bet paskui visą tai pasidengia dumbliais ir viskas vėl sustoja ir kaip ir matai, kad kažkas negerai, nežinai ką daryti, tai aš tiesiog nuėmiau trąšas papildomas ir galvoju, tegul siurbia visi viską, kas yra iš dugno. Na ir liktai sumažėjo tas visas reikalas, vakar dar vandenį šviežinau, filtrą pravaliau, kuriame buvo visko belenkiek, nes aš jų nevaliau turbūt nuo paleidimo. Stiklus pravaliau, čia viskas ir kaip ir viskas labai gražiai. Fainas akvariumas, tikrai man žymiai smagiau negu tie kubai stačiakampiai. Ir vis tiek palgesnė forma yra taisyklingesnė ir žuvis yra patogesnė ir žuvis geriau jaučiasi. Vienareikšmiškai žuvis žymiai geriau jaučiasi šitame akvariume negu 30 litrų kube, nors, kaip sakoma, 5 litrai skirtumas, bet 5 litrai į plotį yra labai daug. Ir kažkaip, kai šitą akvariumą įsigijau, paleidau ir startavau, turiu 25 litrų varlinyką, lyginant su 20 litrų akvariumu Denerle, kur gyvena puferiai. Tai kam siūlo akvariumą, tai tik tai pailga ir tikrai ne kubą. Kubas yra nebent tinkamas krevetėms, bet tikrai ne žuvims. Nu, puferiai dar jie ilgi pas mane bent jau tokie chmairikai, nieko neplaukia, ten sėdi po tais augalos citrinasi, ten kokia krevetė ar kokias raigės susimedžioja, bet jie ne ta žuvis, kuri plaukiotų tenais. Bent jau pas mane šitam akvariume, sakau, gal įleidus kitur būtų kitaip. Gal pamačius ateityje, kad jos visai nėra tokios gangsterės, kaip atrodo, aš jas galbūt įleisiu pas gobius. Laikas parodys, bet kol kas jis gyvena ten. Viena tokia yra neaiški, bet ne man neaiški nuo pat pradžių buvo, bet ne iškart laikosi. Jinai agresyviausia iš visų. Jinai smalenda prie visų kitų puferių. Bet jinai tokia keista, nu, ta prasme, pas ją yra kažkoks baltas taškas ant kaktos. Ir nežinau, ar ten iš jos lenda tas inkariukas parazitas, ar ten kažkas ten... Sunku pasakyti, aš ieškojau puferių formę, bet nieko neradau. Vienas pas mane puferiukas krito, bet aš, kaip sakau, nesureikšinau puferį, būna dažnai, kiek googlinau, krenta tiesiog nesigilinant, taip sakoma, į priežastį, išėmė ir tiek. Tai va. O ateityje bus kaip bus. Tai va, toks mano dabar akvariumo vaizdas šiandien. Specialiai padariau šitą video smagumui, nes, kaip galvoju, padaryti paskui panašų po restarto, kad tiesiog palyginti, kai viskas keičiasi, kai viskas pasikeitė, manau, kad bus pokyčių, bus liūdėsio su visokiais dumbliais atsiradusiais, paleidžiant akvariumą, kad ir su įsibėgėjusiu filtru, vis tiek tai bus paleidžiant restartas, yra restartas, jis visur būna. Bus džiaugsmo viską perdėliojant, viską praplaunant, pradedant ir bus kaip ir tas pats, bet kaip ir naujas. Ir tikiuosi, kad akvariumas toliau gyvuos ir tokių ligų, kurios buvo pas mane per šitos 4 metus, kur suvalgė, kaip sakoma, 2/3 pusę visų žuvų tiesiog. Viena po kitos krito kas dieną, kas antrą dieną ir gydymai visokie, rezultatas nulinis. Ir galiausiai viskas nustoja, nutraukus visus gydymus, nutraukus visus gerinančius imunitetą, stiprinančius skysčius, kur ten bilę, būstinį kažką ten, visokios ten tie, viską nutraukiau ir tik po kelių mėnesių viskas, kaip sakoma, apstojo. Tai, kaip sakau, visi išmirė, kas sirgo. Kas nesirgo, tas galbūt nusilpo per gydymus, tas irgi krito. Ir liko, kas liko. Ir šiai dienai turim, ką turim. Bet jau zaraza, nežinau, ar jinai yra, bet vat, kai man Lina patarė, sako, gruntą praplaut, vis tiek restartas bus. Tai vat, sėdėsiu vonioj ir gruntą, kaip sakoma, per šitą rėtį įjosiu, nes čia, matau, reikalų bus. O paskui kažkaip, po truputį. Ne pirmas restartas. Ir ne pirmas žmogus, kuris restartą daro, bet kadangi tai yra ne mažas akvariumas, tai šiek tiek gąsdina. O šitam akvariumui tai bus antras restartas.
Nu, tikiuosi, kad prieš paskutinis. Tai va. O jums gražios dienos. Nežinau, per kur kelsiu, turbūt reikės per YouTube kelt, nes 25 minutės turbūt neleisi kelti. Tiesiogiai Facebooką, o gal ir leis, nežinau. Tai va, bandysiu šitą dar uždėti galinį foną muziką, nes matau, kad čia darbininkai liptai nutilo, kad jie miega, nebelaksto, nebekniaukia. Šuniukas nevalgo, nes aš išėjau iš virtuvės ir jinai viena nenori valgyti, tai va taisiu. Pasėdėsiu virtuvėje, kol mano šuniukas pavalgys, kaip sakoma, ane Kaja? Sakyk, bent jau namie likai, ne šiandien. Tai va, a jums gražios dienos, gražių akvariumo vandens keitimų, mažiau dumblių, jokių ligų ir susitiksime ateityje. Iki.